Sveiki sugrįžę į mūsų podcastą, mūsų pusę. Aš esu Agnė, čia yra Deimantė ir šiandieną kalbėsime apie viską. Apie viską ir apie nieką. Toks mano intro. Intro nuostabus, 6 savaitė 6 podcastas, visada reikia paminėti už 6 skaičiukas. Aš labai džiaugiuosi. Yeah, aš irgi labai proud. Einam toliau, tobulėjam. Agree. Oh my god, šiandienos rytas tai tiesiog buvo worst rytas ever man, nes sugedo mūsų aparatas ir dabar jis yra išvežtas taisyt. Kavos aparatas. Jo, kavos aparatas. Jesus. Aš jau ant tiek tiesiog mintyse galvoju ir nedosakau. Tai va, o kas žinot, kas nežinot, tai be kavos aš jau sakiau, man atrodo, minėjau kažkuriam podcast'e, kad negaliu išgyventi ir ryto pradėti savo, tai buvo tragedija, didelė tragedija, kaip sakoma. Tai dabar rytinis ritualas pasikeitė. Jo, visiškai, nes turiu verstis iš lovos visų pirma, kad daryti kavą, nes Edmis nedaro, nes nepasirašo, mes nusipirkom maltos kavos ir dabar tiesiog reikia. Geriu šaltą kavą, nes tiesiog neturiu ko pieno išplakti ir, žodžiu, nemoku aš tos kažkokios tos kavos gerti, žodžiu. Pripratau per daug prie aparato, kadangi buvom Klaipėdoj, tai ten viskas buvo okei, bet nesutvarkiau aparato iki galo ir, žodžiu, grįžom ir esam be aparato, tai tenka daryti tą kavą, tai, žodžiu, šiandien, tik Agnė parašė man, tai paverkiau Agniai, kad atneštų man kavos normalios, nes, negaliu funkcionuoti, atrodo, visiškai negaliu galvoti, atrodo, galvas skauda, čia taip pat viskas blogai, žodžiu, pikta nelaiminga. Tai, žodžiu, Agnė man atnešė kavos termosą. Šiandien su termosiuku, nu. Jas ko dabar Deimantė rytais pas mane. Jo, dabar, žinok, kiekvieną rytą. Druskis. Galima kavos. Nu, nuo 9 jau gali laukti, žinok, nes mano ritualas 9 prasideda. Gerai, aš darau kavą, tu deserto atneši, bet tai blogai gausis, nes... blogai gausis, nes mes tiesiog prasidėsim, prapliurpsim. O, jo. Tipo. Visą atsakai dienos sugadinsim. Pusę dienos tai bus out tikrai. Sakai? Galimai. Nu, jo. Nors aš rytais nešnekėjau, žiauriai įdomu. Gerai, tai ateisiu, tiesiog termosu tu man padarysi ir aš išeisiu. Ai, ir išeis. Bet mes esame iš tų žmonių, kurie nemoka atsisveikinti. Ir mes, tai jo, ate, jo, ten kokį fainai, geros dienos. Išvadą bandom padaryti kažkokią visada, tipo. 10 minučių tam, pavyzdžiui, laukia stovim. Jo, tai reikėtų eit, arba prie durų, jau tarp durų. Jo, tai... Jo, visiškai. Tai jo, ateitum trumpam, bet tada reikėtų atsisveikinti. Ir tada būtų ilgam. Jo. Aš visiškai pritariu, ta prasme. Nu tai va, tai toks rytas sudėtingas iš tikro. Labai sudėtingas, tai nežinau, kiek čia reikės gyventi be kavos, bet tikiuosi išgyventi. Nu, iššūkėlis tau toks šieks toks. Jo, kažkaip kaip priprantė prie jau tos delicious kavos, tai jau nebesinori bet ko. Ir šiaip, kai nepratus, nemoku normaliai pasidaryti, atrodo, žinai, ten per aparatą mygtukas, čik. Easy, tai va, tokia mano ryto rutina, kaip sakoma, ryto rutinos nėra, tai darbai stoja. Nepykit, jie kažkam ten darbų. Chaosas dabar. Žinai, chaosas visiškai galvos. Nu, aš sakau. Dabar turi pramegoti, žodžiu, iki dienos, kad praleist rytą ir tada jau pradėti dieną. Sakai, bet vis tiek aš turiu atsikėlus tas pats. Aš turėjau atsikėlus vis tiek atsigerti kavos. Pirmas mano žingsnis. Gali gerti žalią arbatą, tokia stiprią. Nu, aišku, skonio nepakeisti, kofeino tik gausi. Tas toks skonis yra tas dalykas, kuris mane... Na, tai liks pas mane įti, jau tik to. Jei! Eis pasakė kavos. Jo, tai va, neužbaigsim čia, man atrodo, niekada, šiaip jau sveikinamės lapkritį, bet neužbaigsim, man atrodo, niekada šiam podcast'e apie Halloweeną pašnekėsim, kaip sakoma, bet kadangi... Nu, jau dabar jau pabaigsim. Jo, kadangi praeitą kartą dar nebuvom nuėję į Halloweeno parką, tai jau dabar po nuėjimo, tai varėm po Halloweeno, kur yra HBH Palangoje, jeigu kažkas žinot. Varėm ten į siaubotą mišką, žodžiu, tai ten irgi turėjo būti creepy ir panašiai. Šiaip buvo pliusas, nes buvo 5 eurai, buvo atpigę, nes prieš tai buvo 9 eurai. Kaina, jo, tai pliusas tipo po. Bet aš galvoju, gal buvo mažiau aktorių, galimai nežinau. Sunku palyginti, nes, nebuvau prieš, tai nežinau, kaip ten buvo. Bet overall, ką galiu pasakyti, tai atvarėm, literaliai užsukom 20 minučių, aš ten jau taip panikau, kad mes nespėsim, žodžiu, sutikom su draugais po darbo, žodžiu, pavalgyti norėjom pirmą, tada nuvarėm, žodžiu, atvarėm, aš ten jau panikuoju, nes ten gal 1,5 valandos liko, jo, ką tu galvoji, mes per 20 minučių, ar per 15-20 minučių praėjom viską ir tiesiog
bye Ir guys. viskas? Jo, tai buvo toks Okay. experiences, žodžiu, atvarėm čia mumis jau ten prie tos kasos, čia tipo apgazdina, tipo nusipirkom bilietą, Tada kaip žodžiu. prie kasos gastina. LOL, nu tipo dvi moteriškės buvo. Sėdi prie kasos peilį išsitraukia, žinai. Pala. Tipo, Tipo, eikit lauk papasakosiu, tipo, žinai, baugina. Mano tipo, vaizduotė prieš. dabar Jo. jau. Įsijungia. Tai žodžiu, viskas kaip atrodė, tai viskas buvo taip, atvarėm, ten prie kasos, ten už jos kaip laboratorija padaryta, ten irgi, tipo, žinai, mėgintuvėliai, visokie, jinai ten bilietus nusipirkom ir kita moteriškė laukė ir ten buvo grinai įėjimas, grinai padarytas, nu kaip vartų duris, tokie dideli vartai, žinai, ten kažkas parašyta buvo, neatsimenu, pavadinimas turbūt, bet žodžiu, ten buvo duris ir jinai stovėjo, žinai, ir laukė, žinai, mūsų. Nu ir jinai, žodžiu, pasakė, žino taisyklės, bla bla bla, žodžiu, sako, ten pribaugino mums tiksliai, neatsimenu, ką sakė, atsimenu tik tiek, kad baugino, oi čia, sako, bet žinokit, sako, kad merginom yra pirmenybė, tai merginos pirmos eina, o vaikinai už galo, tipo, žinai, aš tokia, žinai, pirmą įbauginai stresina ir tada aš tokia, o dieve, žinai, pati Čia bus, įsistresinu, jo. Labai galvoju, nenoriu eiti, galvoju, oh my god, galvoju, bus krypi, 100%. Ir kas svarbiausia, mes galvojom, kad nebus daug žmonių, tai taip ir buvo, mes įeinam ir tylų ramu, nėra tų žmonių, žinai, prie mūsų aplinkui niekur. Nu ir baisu, nes tu žinai, kad visas dėmesys iš aktorių tau, tarkim, klius, ne? Nu tai va, tai ten pripasakoja, ten kažkaip irgi, ten bairius, skaldė medinius visokius. Kad, tipo, kaip žinot, kad susiženit su tuo savo vaikinu, tipo, su antrą pusę, jeigu, tipo, nepabėgs ir nepaliks jūsų toj situacijai, nu, tipo, kažką ten prikolino, hihihaha, mes įeinam. Nu, ir sakė, visą kilimėlį, žalias kilimėlis padarytas, toks, kaip, žinai, kaip būna laukia, nu, žodžiu, ir einamas to kilimu, žodžiu. Tai pirma buvo kažkokia palata. Tai, va, pirmiausias, man gal labiausiai krypi minutės buvo, va, grinai įeiti, nes reikia eiti praeiti. Ten tai padaryta, eikit pagal taką, tu turi eiti ir tu realiai turi praeiti. Negali aplinkui apeiti, nu, tipo, gali, tipo, bet, žinai, nu, tu neįsi, tu eini, tipo, į tą. Ir tu nežinai, ko ten tikėti, žinai. Tai aš jau variau bičių, žinai, pirmi. Tai ką tu galvoji, einam ten du bičiukai, žinai, gąsdino. Ir tokie mediniai, sakau, šitie stulpai buvo. Ir tas garsas, kai stulpus daužo pagalį ir kažką žiauriai toks ting, ting, ir žiauriai krypi, nes jie taip vaikšto, žinai, tai mumis žodžiu išgąsdino ir taip eina prie to skėpoje, žinai, ting, ting, žinai, tos. Tai va, ten buvo pirmos mano 2 minutės, kurios buvo labiausiai krypi per visą parką. Ir daugiau nebebuvo krypi, by the way. Jo, tai va, tai ten biški pasigąsdinau, tada dar biški buvau apsistresinus, tai dar toliau ten ėjom, aišku, kas patiko labai, tai dekoracijos galiu pagirti, bent jau už dekoracijas, nes tikrai buvo pasitengta investuota, nes tikrai buvo daug ir ten kaip tas morgas padarytas, kapai, žodžiu, kėdės sukabintos, šviesos ten su suknelėm, nu žodžiu, tikrai iš dekoratyvinės pusės tai tikrai pasistengta, tikrai labai fainai. Bet nežinau, ar čia mažai aktorių buvo, nes tiesiog buvo nebaisu, žinai. Mes labai greit praėjom viską. Tai kai praėjom tą palatą, ten paskui pasivaikščiom pro dekoracijas realiai pusę laiko, aktorių nebuvo, tada praėjom prie to morgo, kur ten kapavietės, ten buvo ežeras, tai vat faina idėja buvo, nes ten tipo plaukė, tiesiog, va taip po galvą nuleidus, tiesiog iš pradžių net nematėm, valti tiesiog vienas žmogus taip, žinai, tiesiog plaukė ir klavo. Jo, toks nuleidęs galvo, tai toks biškai krypinės tamsu, žinai, padaryta dūmai, tai palei tą pelkę, nežinau, kas ten iš tikrųjų buvo, net kaip dėmesio pelkė, tačiau tokia didelė ežeras, prūdas, gal kaip čia pavadinti, prūdas gal, iškastas tikriausiai, pelkė, sakau, dar vieną. Nu, žodžiu, anyway, supratot mane. Tai ten gal buvo toks krypi, toks nejaukus, tada atėjom per kažkokią mėsininko, ką žinau, kur ten, tipo, rankučių, ten visokių, ten, nu, žodžiu, visokie ten tie, šlykštus ten dalykai sudėti, bet jisai toks draugiškas, tipo, nori pauostyti, ten duoda, žinai, kirminų, sako, pauostik, sako, nori paragauti, tipo, žinai, ir man juokas ima, žinai, man net nekrypi, man juokas ima. Aš ten prisižvengiau, jisai ten kažką paprikolino, ten atėjo, pramiksino tą bliūdą, žinai, kur ten visi tie visokie organai ir something. Nu, žodžiu, tai ten pasižengėm, toliau nuėjom, toliau irgi. Tos aktorės tiesiog vaikšto, tipo. Nes jau nei gąsdina, jos tiesiog vaikšto šalia aplinkų žmonių. Dėl vaizdo. Jo, tipo, toks, žinai, mes einam ten pro tas dekoracijas, ten buvo psichiatrinė parašyta, viena tokia psichinė, nu, ne žmogus psichinis, bet, nu, psichinė, ta prasme, tiesiog persiteng personažas, jo. Tai tokia, tipo, irgi eina tokia tiesiog žiūri. Okay. Merginos rašai. Ir viena ėjo, jau mes išėjom, ten toliau jau ėjom. Galvoju, nes boring, nieko nevyksta, žinai. Eina iš paskas, viena man mergina su tokiu, irgi su pagaliu per žemę, žinai. Ir žinai, man tiek nebaisu buvo, kad aš atsisuku ją. Ir aš tokia žiūri ją. Žiūri, jinai mane žiūri, aš ją žiūriu. Aš sakau, nori eit kartu? Jo, žvengiu, ten negaliu, tai irgi žvengia.
jinai tokia nieko, žinai, synas, tai va, tiesiog, nu, sako, kaip nori, žinai, tipo, jinai paėjo, tipo, bandė įbauginti, žinai, kad tipo, kartu su mumis eina, žinai, iš paskas. Jokios įtakos mane padarė, žinai, aš ten pažengiau, jinai paskui pasidavė ir nuėjo, žinai, sako, neišgąsdins. Paskui ten toliau paėjom. Realiai tai buvo tiesiog kaip šiltnamis, nežinau, kaip mažas namukas, kaip įsivaizduot, kad šiltnamį reikia praeiti. Nuo pradžios iki galo ir ten buvo tiesiog skalbiniai, aš galvoju, kad ten tarp tų skalbinių tikrai kažkas bus ir tikrai kažkas išgąsdins, žinai. Tai bijau eiti, pirmą leidom draugus, žodžiu, ir tas vaikinukas kaip tikėjo, jo, ir aš neįžengiau tą, žinai, šiltnamį. Ir sakau, jie atsisuka, sako, ko jis neina, sakau, čia kažkas tikrai bus, žinai, žesti. Ir tas mūsų, kad nesusimaišys, žodžiu, mūsų draugas, žinai, kuris ten ha, prikolino, kad tipo čia visiškai, žinai, nieko baisaus, žinai, ir jį prigavo, žodžiu, ir specialiai buvo padaryta, kad ne iš skalbinių, ne iš šiltnamio, už šiltnamio, jau tik ėjo iš šiltnamio, iš karto, tipo, išlindo toks džokerio persirengusios tokia kaukė krypėdavo, toks išlindo pašūkovo ten, žinai, ir tas peršiko, tai kiek žvengiau paskui, kad jisai įsigano, nes jis visą laiką prikolino ir žvengia iš visko, žinai, ir netyčia prigavo jį, ta prasme, realiai ant momento. Paskui jo, jis tiesiog išgąsdino tiesiog, va toks, kas mane patiko, tiesiog išgąsdino ir toks, tai kur mums čia eit, tai va čia, eikit tiesiai, ir toks, excuse me? Nesugadinkite, to viso. Iš personažo išėjo. Jo, tipo, negali išeiti iš personažo. Tai va, ir paskui realiai praėjom, ten buvo jau tamsu, žinai, tada stovėjo kažkokie kaip Suzuki ausytėm, tokie tamsus juodi, žinai, ir einam, ir kaip statula atrodo, ir Goda sako, mano draugė Goda sako, nežinau, kodėl aš tavo tokia prisigavau. Oh my god. Jo, ir mano draugė sako, tipo, ten tikrai, tipo, tikri, žinai, ir akurat, ta prasme, tik priėjo, čia užkart pradėjo ten ją gaudyti, biški pagazdino, bet aš overall tai įsigandus buvau tik pirmas 2 minutės realiai, nes toj pradžioje įbaugino, bet šiaip nieko baisaus tokio nebuvo. Tai nežinau, ties dekoracijom labai gerai, bet ties pagazdinimais ir aktoriais reikėtų, manau, padirbėti. Arba čia gali būti, kad po Halloween'o jau tiesiog, jau tu galas, jau atidirbt valandas. Buvo žmonių, kas ėjo prieš, tai irgi sakė, kad nebuvo labai baisu. Nors gal buvo mažiau aktorių vis tiek, gal tipo, neapsimokėjo, žinai. Nu, bet jeigu jau darai, tai kam tada daryti, žinai, parką iki to laiko, po Halloween'o, tai daryk iki Halloween'o, iki tiek, kiek tau apsimoka, kaip sakoma, jo, keši. Jo, tai va, tai toks biški nusivylimas, nes man asmeniškai Anykščių labirinte, kai buvom, daug labiau patiko. Kažkaip ten žymiai fainiau ir aš ten tikrai prisigąsdinau, daug buvau įbauginta kartu ir tikrai daug labai visko vyko ten. Tai va, kažkaip tas geresnis. Šiaip žiauriai noriu vieną nuvaryti, labai baisu, bet sakiau, kitais metais kaip nors reikia susiimti ir nuvaryti, bet ten jau išeisiu, man atrodo, reiks pampersą tikrai dėtis, nes ten jau tikrai, žinau, ten jau tikrai atrodo, kad, nu, nežinau, ar mano širdis atlaikys, kaip sakoma. Tai ta pati prikolino ten prieš mumis įleidžiant, sako, pampersų susidėjo, tai irgi, nu, aš, okay. Nes ten irgi kažką paprikolina atgal. Nu tai va, tai toks experiences, nu tipo tikėjaus, kad bent porą kartų išgąsdina, jau tu dedi aukštesnį balą tam, nes tipo, nu žinai. Tai toks pirmas buvo biški, toks krypi, kuri tave ten alsavo, tie 2 bičiukai, kur biški pasistengė, bet tipo overall tai toks, nu nežinau, toks man po prieito, kai, nu, esu buvus jau prieitam, tai turiu su ko palyginti, tai, žodžiu, Anykščiuose labirintų tame parke buvo fainiau. Tai šiaip gaila, kad šiais metais niekur nelabai nuvariau. Bet kitais reikės būtinai varyti, nes, nežinau, excited esu. Tai va tiek apie Halloween'ą, biškai įsiplečiau ir biškai, nežinau, ar aiškiai papasakau, nes galvoju mišrainę, bet... Tai viskas aišku. Bet jo. Va toks... Tas Halloween'as. Tiek laukiai. Nu, tiek laukiau. Bet nebuvo blogai. Nu, buvo palyginus padoriai. Bent jau 5 eurus kainavo, žinai. 15. Jeigu būtų 15 už tokį paėmę, tai būčiau give me my money back. Nes nu, tikrai labai, tipo... Nu, toks, ne, žinai. Bet pirmieji metai, nuteist negalima, aiškus, manęs jau nebepritraukia antrą kartą grįžti, aš jau tada į kitą parką važiuosiu, žinai, nes man trūko to. Žinai, aišku, kiekvienas skirtingai ieško, aš tai ieško adrenalino, noriu pasigazdinti, tai va, kažkaip taip su to Halloween'u, tai uždarom jau šią temą, nes jau lapkritėlis, jau visi lapai nukrito, by the way, net nespėjau atrodo sureaguoti, tipo dar buvom grįžę į Klaipėdą, tik grįžom ir toks, dar viskas, žinai, tie lapai, viskas fainai ir, tipo, reikia išvažiuoti ir taip, tai nebėra lapų jau, okei. Dabar tas oras man žiauriai keistas ruduo, žiauriai, nes nelyja beveik. Tiesiog tas pilkas dangus ir viskas. Ir atrodo, aš jau kartais jaučiuosi kaip simuliacijai kokia, žinai, kai iš namų dirbi. Tai, tipo, atsikeliu ir tas pro langą, tas pats vaizdas kiekvieną dieną, tipo, nei lyja, nei ką, žinai.
tipo, kažkaip žiauriai keistai man, nežinau. Aš jau net biški laukiu sniego visai. Wow. Pasnigs. Vis kažkas tada, tai faina pasižiūri, o, sniegas. Žinai. Jo, Nes dabar agree. Nei pliurza, niekas tiesiog. Jo, Tiesiog jo, niekas. rūkas pastovus pastebėjau, kad yra, Rūkas jau nežinau. dabar. Tai jo. Uraganas šiandien bei ten. Uraganas šiandien bei ten išgyventas, kaip sakoma. Bet jo, storų, tai labai įdomiai. Apsidaužėm kojom, man atrodo. Kežiai. Eilinę dieną ofisai. Tai va, ką dar norėjau? Norėjau. Aš irgi atsimenu, aš kaip būklai padai. Tell me more. Buvau močiutę aplankyti. Mūsų močiutę, by the way. Mes turim tą pačią močiutę, nes mes pusseserės. Nežinau. Fun fact, jeigu ką. Jo, fun fact. Buvo labai juokinga, žodžiu, mes ten sėdėjom, kalbėjom, bla. Ir močiutė kažką pasakoja. Sako, aš nuėjau, sako, busy, kažką padariau, žinai. Ir pasakė, busy, žinai. Ir aš sakė, sakau, ir mano tėtis dar buvo, žinai. Ir aš tėčiui sakau, močiutė angliškai moka, nes busy. Yra žodis busy, tipo, kaip užimtas, nežinau, kaip čia, tipo, užsiėmęs gal labiau, ne? Ir tipo, busy, nu tai tiesiog 2 kartus aš savo žodį, žinai, ir aš suprasčiau, kad, tipo, labai užimtas žmogus, kažką busy buvau. Žinai, ir aš sakau, močiutė angliškai moka, žinai, nu, tipo, what? Ir taip, mano tėtis sako, ką rimtai, žinai? Močiutė tokia, ką? Sako, angliškai, nežinai. Sakau, tai busy reiškia, tipo, kai labai užsiėmęs esi, žinai. Močiutė, ne, sako, busy reiškia, kai neturi ką veikti visiškai, kai slankė iš kampo į kampą, sako, jo, aš jau, tipo, senai naudoju šitą frazę, tipo, jo, sako, aš neturėjau ten kažką, pasakoju, kažką nebuvo ką veikti, ten kažką, ten, sako, aš busy iš kampo į kampą, aš pirmą kartą, žiauriai, atvirkštinis toks variantas, what, how, nesu girdėjus už tokio, čia tai geras. Nu, tai, wow, negalvojau, kad išgirsiu tokį. Buvo labai įdomu, buvo reikia pasidalinti. Nu, tikrai labai dabar, man atrodo, čia bus prikolas, važiuosiu pas močiutės, like, busy. Oh my god, this is really funny. Tai va, pamokiau, dabar močiutė moka tikrai, vieną anglišką žodį, tai tikrai žinau, kad moka tikrai busy. Nu, va, kaip sakoma, į pliusą, į naudą. Galiu aš jau įsiterpti? Taip. Jau papasakojate? Taip. Norėjau paklausti, ar girdėjote, kad Grammy nominacijos buvo paskelbtos? Žinai, kaip, jo, išgirdau, sužinau. Ne, nu jo. Nu, taip, kaip čia, mano atsakymai yra labai neaiškus. Mačiau, sužinau po laiko, kad vyko Grammys. Aš kažkaip niekada neatsaku, neužfiksuoju. Tai nevyko Grammys. Dar nevyko, tai tik nominuoja dabar, ne? Jo. Tada gerai. Jo, nepraleidai nieko. Aš galvoju, kad aš vėl praleidau. Ne, aš niekada nežinau, kada Grammy vyksta vasario mėnesį. Tai dar turi laiko, pamiršiu kitą. Jo, dar reiks tau priminti 5 kartus. Nes pas mus pagaliau yra pradėję rodyti per TV, nes anksčiau nerodydavo, būdavo labai sad, bet faina labai. Kad dabar jau pagaliau galima pažiūrėti, nes neįmanoma amerikietiško kontento būna pasižiūrėti, nu nebent ten tai VPN ir visą kitą. Bet ką aš norėjau pasakyti? Nu tai va, tai Grammy nominacijos. Ir reikia aptart, manau, biški šiek tiek tas Grammy nominacijas. Ir pasakyti, ką mes manom. Nu, jo. Nu, gerai, pabandom. Sakai, gerai, pabandom. Nu, man... Nu, įdomu, okei. Jo. Aš aišku, pagrindinės tik, nes nominacijų yra labai daug šiaip, ten būna pusė irgi per teliką neparodo ir panašiai. Tiesiog tas pagrindinės nominacijas, kam nominavo ir kaip manai, kas laimės, davai, galim pabandyti netgi atspėti. Kaip žinome iš apie socialinius tinklus, iš pirmo podcasto, jeigu žiūrėjo, tai man spėlioti nesiseka, kiek aš ten iš 10 atspėjau vieną, man atrodo. Off-druk, kaip širdis jaučia, kaip sakoma? Širdis nejaučia pas mane kažkokia. Neatspėja, tai... Šiais metais turim daugiausia gavusią moterį nominacijų ever. Grammy istorijai. Man atrodo, jeigu gerai neklystu, nes 10 buvo Jacksonas gavęs. 11 gavo kas? Jeigu girdėjai kažką? Ne, nieko negirdėjau. Negirdėjai. Tai labai gerai, kad biškit under the rock. Pakmenį, nu. Yep. Sam stilis. So, kaip manai? Spėjimai. Noriu spėti Billie Eilish. Niup. Čia toks labiau, man čia visi žvengia, jau mimsas iš to, žinok. Ne, bet dar yra vienas. Kas dar? Ką tik skandalas buvo ir visi žvengia. O, pala Beyoncé? Beyoncé. Jo, reikia padėkoti, kaip sakoma, tikrai jokinga. Jo, exactly. Nu, bet tai kaip kitaip negalėjo, kitaip Beyoncé. Nu, visi šneka dabar, žinai, kad ten jie daug pinigų primoka ir panašiai, nes, nu, net jų vaikas turi Grammy. Jų dukra turi Grammy apdovanojimą, tai come on.
Nu. Jasna. Tai va, tai 11 nominacijų. Visi kiti turi šiek tiek mažiau, Billy 7, Charlie XCX irgi 7, man atrodo, jeigu neklystu, Sabrina Carpenter 8 berods. Bijau tiksliai skaičius, bet kažkur plius minus. Tai tipo, ir aišku, Taylor Swift ir visa kita. Tai noriu dabar biškai apšnekėti. Kaip sakoma, visų pirma, praeisim nominaciją, tada dar pasakysiu, ką manau ir šiaip. Žodžiu, aptarsim. Ne visus atlikėjus žinau, tai ne visus atlikėjus tikriausiai gerai ištarsiu, nes ne visų klausausi ir pirmą kartą apie kai kurios girdžiu LOL, kas yra juokinga, nes tipo, turėčiau atrodo žinoti. Ir čia dar labai sunkus pavadinimai. Tai turim Album of the Year, čia yra šiaip svarbiausia kategorija visą laiko. Metų albumas. Taip. Jo, reikia lietuviškai nepamiršnekėti. Tai turime netgi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tai yra kažkoks Andrė 3000, New Blue Sun. Pirmą kartą girdžiu. Negirdėjom. Tada turim Beyoncé, Cowboy Carter. Aš žinai ką? Aš jau vieną buvau tik toko mačius apie tas nominacijas, bet aš kažkodėl, nežinau, kodėl man susišvietė, kad šitas Cowboy, kaip jis vadina, tas Cowboy albumas, jo, kad buvo praeitais metais, man tiek senai atrodo, aš nežinau, kas man susisuko galvoj, ir aš pagalvoju. Išleido, ne? Aš galvoju dabar. Galvoju, kodėl, ką galvoju? Čia praeitais metais buvo. Jo. Tai čia, nežinau, kas man, tipo, jo, fun fact. Nu va, žiūrėk, jo, aš jau buvau pamiršus. Nu, žinai. Logiška, kodėl pamiršti. Toliau turim Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, tada turim Chappelle Roan, nežinau kaip tarėsi, Roan, neįsivaizduoju, The Rise and Fall of Midwest Princess, čia šita mergina, kur nežinai, šitas nos? Gal. Anyways, tada turim Charlie XCX Brad, tada turim Jacob Collier, GC Wall 4, nežinau net kaip paskaityti, žinok šitą. Tada turim Sabrina Carpenter Short and Sweet albumą ir Taylor Swift, obviously, The Tortured Poets Department. Jėzų sunkesnių šitų albumų negalėtų išrinkti. Tai man labai keista tiesiog, kad visi albumai dažniausiai žiūri sunkiai pavadino, gali biškai lengviau su tais albumais, nes Jesus, kaip prisigalvoja, tu Brad patiko. Viskas aišku. 4 raidės tiesiog. Tai va, kaip manai, kas paims šį apdovanojimą? Beyoncé. Jeigu paims Beyoncé, tai aš išjungiu teliką. Just in case. Jeigu paims Taylor Swift, aš irgi išjungiu teliką, nes tiesiog kiek galima. Aš irgi ne fanė. Ne tai, kad fanė, bet tiesiog jo, jeigu tikrai popintų, bet tiesiog jos fanbase'as klausos jos, didelis jo jisai yra, ne? Bet turi, manau, padaryti impactą kažkokių tai naujų žmonių, ką aš žinau, kad ten, nu, tipo, nežinau kaip paaiškinti. Tiesiog, nu, žiauriai nervino, nes, tipo, kiekvienais metais, tipo, nesvarbu, kokį atrodo albumą išleis, jinai vis tiek, tipo, žinai, bus prie tų top, nu, tipo, nesvarbu, nes kitus tai žiauriai nuvertina, tipo, gali tik su vienu paeiti, o va čia yra tiesiog tas toks, kur visada, žinai, ir toks jau boring. Nes, tipo, jau, man šiaip nepykit Taylor Swift fanai, bet tos dainos man jas labai panašios vienus į kitą, ir aš, pavyzdžiui, kartais net neatskirčiau, kuri, žinai, būtų sunku prisiminti. Tai va, tai labai įdomu. Šiaip kas paims, šiaip galimai gali būti Beyoncé. Tu, kur nežinau, tai negaliu pakomentuoti nieko. Aš labai abejoju, kad jie ir paims. Manau, kad jos tiesiog nominavo, bet manau, kad vis tiek iš tų žinomesnių bus. Aš už Billy. Me too. Tikrai norėčiau. Me too. Sabrina, šiaip, nežinau, tikrai popina šiais metais belekai. Gali būti, kad netyčia. Tai yra tikimybės, aš tiesiog pati nelabai klausau jos. Jo. Ir Charlie XCX irgi išpopino, bet nežinau, ar pakankamai. Nu, Sabrina man tikrai žymiai atrodo labiau šiemet. Okay. Buvo ekranuose. Aš tai labai bijau, tik ne Taylor Swift, please, ir ne Beyoncé, bet kas kitas. Beyoncé dėl saugumo, žinai, paims. Šiaip aš Billie all the way, nu šiaip tengi drama, kad jinai albumo neturi ir tipo visus apdovanojimus, tik, nu visus turi, kodėl albumo tipo neduoti, tik čia kiek metų drama ta pati vyksta. Dar kita drama, kad Arianos Grandis tipo neįtraukė. Jo, aš laukiau šitą pasakyti, bet tipo, dar biškai tempiau link to, tu žinau, kad jau aš jau buvau pasiruošęs, kad tipo praeisim ir aš tada sakysiu, oh wait, bet yra labai sad news, bet, tipo, norėjau visą sąrašą praeiti, tipo, kinda tų, tai jo, čia yra labai žiauru, labai nuvertinta ir aš buvau šokiruota iš tikrųjų ir visi labai pasipiktinę, obviously, kad Grandė gavo tik 2 nominacijas ir visiškai net... Nei tema? Nei tema. Aš irgi pikta. Jo, aš esu šokiruota. Labai sad dėl jos. Net nežinau, Net nėra komentarų, nes kažkas net viewsus palygino, kur, tipo, yra visų, tipo, ar ten Song, ar Record of the Year kažkuris iš tų. Tai palygino, kad jinai realiai daugiausiai turi iš visų, kas
kas, nu, ten, žinai, YouTube'ės peržiūros, tipo. Nes pasėtėm beveik 200 milijonų tos We Can Be Friends, tipo visi čia, oh my god, kodėl, tipo, We Can Be Friends dainos niekas ne... klipo nepaėmė irgi. Jo. Nei klipo, nei dainos, nes hello. Nusivylimas. Jo. Nusivylimas. Šiaip man jau šokiruota, kad paėmė va kažkokius Andrė, kur aš pirmą kartą girdžiu, ne, Jacob Kohler ir panašiai, nors, man atrodo, kad vis tiek, jeigu duodi apdovanojimą, žmonės turi klausytis, vis tiek, ar čia, tipo, skirs, nes vienam patiko, vienas pamatė kažkokį impact pasauliui ir, tipo... Nežinau, tai va toks. Įdomiai labai. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad liūdna. Kad labai liūdna, kad net nėra tarp metų albumo. Nu, ta prasme, hello. Dar kitas nusivylimas, by the way, kad Dua Lipos nėra. Aš jau buvau pagalvojus apie Dua Lipą. Yes. Kad, tipo, jinai vienos nominacijos negavo. Gal nebuvo tas albumas pats geriausias, ne? Bet, tipo, vis tiek Houdini. Tipo, žiauriai ėjo to dainą. Vėlia kaip? Man buvo keista, aš pagalvojau apie šitą. Training session, training season. Neatsimenu. Season? Jesus. Nežinau. Season, training season. Jo, ir dar vienas sad news dėl... man asmeniškai tai Doja Cat irgi vėlgi Doja Cat dar egzistuoja. Niagara Kills, nieko, ta prasme, hello. Čia dabar aš dar labai pikta dėl Grandės ir dėl Doja. Jo, visiškai. Dar kažkas buvo iš atlikėjų, kažkas dar iš tokių, kur irgi, tipo, bet dabar neatsiminsiu tiksliai, bet šitai labiausiai gal man įstrigo, kur, hello. Šiaip žiauriai gaila, dažniausiai neįvertino tie populiarūs atlikėjai, kur, tipo, Rianos, visokios, net neturi daug Grammy, tipo, žinai, kiti, kur aš ten laukiu milijoną metų, kada Lana gaus savo Grammy. Visą esmę tiek padarius, Jesus išvirs man žodį impact, nes per daug naudosi impact žodį. Nežinau kaip lietuviškai, tiesiog jį... Žinau, bet per angliškai, tipo... Kai reikia išversti, tai jau nebežinau, pasirodo. Įtaka. Jo, va, kiek Lana, čia mums kaip būna, kiek įtakos jinai industrija atnešus visai muzikos, tai man yra tiesiog šokiruojantis dalykas, kaip Lana neturi nei vieno, net už savo tą geriausią albumą senų laikų. Hello. Ir jinai labai partingai darė, jinai norėjo šiaip išleisti albumą, bet kadangi tokios kaponės pamatė, kad yra nusprendė kitais metais išleisti, kai jau kiti visi bus. Tai žodžiu, tai tikėkime, nes nei country turėjo išleisti stiliaus, o Beyoncé išleido country ir jinai tokia, be šansų. Viską Beyoncé išleido. Jo, tai, oh my god, žodžiu, tai va. Tai aš labai norėčiau, kad Billie paimtų, nes tikrai popino ir tikrai ir Spotify pirmą buvo pakilus vietą ir viską, ir tikiuosi labai, kad atsižvelgsi, tai tikrai nemanau, kad Beyoncé nusipelnė, bet jo, kažkaip man tada toks, nebent sakyčiau Sabrina, nes labai ten išpopino jau, tipo. Iš tos pusės būčiau. Vis tiek Billie all the way. Record of the Year turime. Tai Record of the Year metų įrašas, nes yra metų daina ir metų įrašas. Aš biškai klausiausi, kuom skiriasi, tai tipo metų įrašas labiau ten prodiusavimas visas ir panašiai. O metų daina yra kaip daina, tipo songwriteriai tie, rašytojai, pats tipo atlikimas ir panašiai, impactas tie lyriksai, tekstas, Jesus, bandau lietuviškai, bet kai skaitai visą informaciją angliškai, paskui tau angliškai neišlieka. Tai va, turim metų įrašą. Tai The Beatles Now and Then, Beyoncé Texas Hold'em, Billie Eilish Birds of a Feather, vėl ta Chappelle Run, atsiprašau iš karto, žodžiu Chappelle, nežinau, tikiuosi taip. Good Luck Babe, tada Charlie XCX 3 Kendrick Lamar Not Like Us, Sabrina Carpenter Espresso ir Taylor Swift, obviously, featuring Post Malone Fortnite. Aš tai Billie all the way, man žiauriai sunku būti, tipo to. Tai, bet čia yra įrašas, ne daina. Aš galvoju, gal metų daina, nors gal įrašų taps. Nors aš sakyčiau, kad Kendricko Lamaro tos Not Like Us, Drake'as verkia by the way kamputį, nes, čia kai buvo drama tarp Kendricko ir Drake'o. Girdėjai tikiuosi. Kažkur net. Jie apsibifino ir tada pradėjo raustus vienas ant kito rašyti dainas. Morning. Tas buvo prieš pusę metų, gal prieš metus, nežinau, jau kiek laiko praėjo. Jo, ir belekiek tam peržiūrėjau. Jo, aš žinojau, apsimetu čia. Paskendika belekiek peržiūrėjau, nes belekiek gerą parašė raustą, ten tikrai, visi tokie, ir ten konsai buvo, žodžiu, man, aš kaip toj muzikai, tai tam man pastoviai metą, žodžiu, tik tokia. Tai esi mano pasaulyje tam, kad man informuotum, kas vyksta. Agree, visiškai. Tai va, tai šitą labai popino dainą, nesigirdėjus? Matai, iš pavadinimo aš nežinau. They not like us, they not like us, they not like us. Ne, tada. Wow. Ok. Na, reiks paleisti, apšviesti, kaip sakoma, žmogų paskui. Tai
tas labai didelį turėjo, tai vat sakyčiau, gal netyčia ir jisai gali paimti, bet nežinau. Aišku, espresso, šiaip espresso turėtų imti, galimai. Nes, nu, tiesiog, daina tai buvo, ta prasme, visiškai, tas topė belė kiek ilgai. Man žiauriai sunku vertinti, nes visos dainos atrodo nusipelnė, nu, tipo daugumą dainų, nes nebuvo tos vienos pačiausios ir kaip jie išrenka man tas toks, Tai ne, aš tai aišku, Billie All the Way, bet we'll see. Žodžiu, man atrodo, mes neatspėsim, žodžiu, nes aš visur už Billie, tai tikrai Billie visų negaus, tai... Tada turime Song of the Year, tai turim kažkokį Shabuzi, A Bar Song, Billie Eilish, Birds of a Feather, tada turim Lady Gaga, Bruno Mars, Die With a Smile, Taylor Swift, Fortnite, vėl Chappelle Roan, Good Luck Babe, Kendrick Lamar, Not Like Us, Sabrina Carpenter, Please, Please, Please ir Beyoncé, Texas Hold'em. Čia metų daina. Aš vėl rūtinu už Billie, obviously. Šiaip rūtinu už Billie, bet sutikčiau, kad Lady Gaga ir Bruno Mars, man atrodo, šitą dainą taip sprogo indikė visam, kad holy moly. Ir šiaip belė kokią gerulę, belė kai ten viskas gerai nuo iki žai, nežinau, su tą dainą. Love it. Yeah, ne man aptarnė toks dalykus. Nežinau. Nu, jo, aš irgi nežinau, bet tipo, ką mačiau, atrodo kaip apsišvietus. Kiek apsišvietus, tiek spėčiau. Ne, visas šitą, nu, nežinau. Nu, sakau, sunku biški taip. O tai nebuvo tarp dainos Charlie XCX, tik prie įrašo buvo, ne? Jo, prie metų dainos nebuvo. Reiškia, kaip sakiau, iš prodiusavimo pusės ten jau iš melodijos, kaip suprantu, jeigu gerai suprantu. Nežinau, ten labai įdomiai aiškino angliškai, tai lietuviškai dar sunkiau išversti. Best New Artist turime. Benson Boone, Sabrina Carpenter, Douchey, neįsivaizduoju, kaip tarėsi. Tada dar kažkokį turim kaip šitą perskaityt? Krangbin. Čia raidėm, kad būtų aišku iššifruoti. Literaliai. Tada turim Ray, Chappelle Roan, nežinau, Shabuzi ir Teddy Swims. Nu tai aš taip galvoju, kad Sabrina paims. 100%. Aišku, norėčiau labai, kad Ray paimtų. Nors visiškai rūtinu. Nes tiek žmogus irgi ten stengiasi papulti į šitą visą didelį... O praeitis metais negavo kažko? Ne, jinai neturi ir čia pirmos jos nominacijos visiškai jo. Šiaip žiauriai keista, nes tipo... Kokia ten daina buvo jos populiarsia? Jo, tai... Beleka. Beleka, nu. Tai va, tada turim Best Pop Solo Performance, tai turim Beyoncé Bodyguard, Sabrina Carpenter Espresso, Charlie XCX Apple, Billie Eilish Birds of a Feather ir Chappelle Roan Good Luck Babe. Jaučiu gal Apple paimti. Aš norėjau sakyti. Kažkaip pagalvojau, kad nors Espresso, nu čia taip sunku. Ir jie toks, kur gal. Bet Charlie gal, nežinau, man kažkaip atrodo, kad ten, tipo, visi labai buvo wow, tipo, ta Addison Rae, ten dar kaip pasikvietė. Agree, visiškai jo. Šiaip yra kalbos dabar, kad Addison Rae, nes dabar, tipo, darys kažkokį filmą apie Britney Spears, ar kažką filmuos, planuoja, nežinau, ar aš čia allegedly viskas galimai, nes aš nelabai tiksliai atsimenu. Bet, tipo, turėtų kažkas būti ar filmas, ar kažką žodžiu, ir ieško aktorės, kas Britney Spears, žinai, vaidins. Ir, tipo, ką aš norėjau pasakyti. Žodžiu, ir visi labai nori tos rolės, ir kad, tipo, Addison Rae labai, tipo, ruošiasi galimai tai roliai, kad ne anksčiau sužinojo jau, kad bus ta rolė ir jau nuo, nežinau, gal prie tų metų pradėjo ruoštis tą, nes ten aš užklimpau TikTok'e, ten nuotraukas, ten analizavo viską, žinai, kaip jinai su Britney Spears knygą pradėjo vaikščioti, tipo paparaciai ją užfiksavo, kad jinai skaito, ką jinai pradėjo šnekėti, kad jos ta daina Diet Pepsi, nes Britney Spears yra sakius ten interviu, kad jai labai patinka Diet Pepsi, žinai. Ar tiesiog Pepsi, neatsimenu. Žodžiu, tada ten jos įvaizdžiai, jinai turi daug fotošiūtų atkūrus tokių pačių, kaip Britney Spears turėjo. Nu, tipo, labai viskas, žinai, ir ta Addison Rae labai savo įvaizdį keičia, žinai, dabar tokia kitokia. Nu, tipo, labai viskas, tipo, įdomu ir visi spekuliuoja, ar nebus jinai ta, kuri vaidins Britney Spears tame filme ar kažkame, kas ten bus. Aišku, tai va, įdomu, žiauriai. Tai vieni yra, tipo, jo, kad labai fainai, tipo, gerai atspindėtų, kiti sako, nu ne, Addison Rae, ne. Tai daug keito gautų, manau, vis tiek. Matai, ir aš kažkokių naujienų prikaupiau. Na, išties puiku, visiškai. Tyčia, atsimenu, visiškai. Gerai, turime dar Best Pop Duo Group Performance, tai bus Gracie Abrams featuring Taylor Us, tada Beyoncé su Post Malone, Levi's Jeans, tada Charlie XCX and Billie Eilish Guess,
tada turim Ariana Grande, Brandy and Monica, The Boy Is Mine. Palauk, tu girdėjusi? kas čia per nominaciją? Aš kažką galvojau. Best Pop Duo Group Performance. Ai, Duo Group Performance. Ir Lady Gaga and Bruno Mars, Die With A Smile. Aha, kokia buvo su Grande, kas ten sakei? Brandy and Monica, The Boy Is Mine. Ar tu girdėjus apšė? Nes aš tai ne. Virškinu. Aš visiškai negirdėjau ir aš jaučiuos pasimetus, tipo į tokią kategoriją įdėjau, kai turėjau tokių... Ai, nu. Tasme, nu man toks, tipo, įdėkim ją, nes, tipo, reikia vis tiek, nes, tipo, kitaip iš jūsų valgys mums, jeigu nebus niekur. Bet, žinai, nu, tipo, nebūt metų albume, metų dainoj, nu, aš tikrai manau, kad nusipelnė, kai yra ten visokie, ten dar kiti atlikėjai, kur, tipo, irgi zviozdos, bet, nu, irgi tos dainos, nu, ką žinau, nieko special visiškai kažko tokio, žinai, tai aš kažkaip, nu, nežinau. Aš manau, kad šis turėtų Grammy būti apdovanojimai ir biškai mažiau su tais teisėjais, žiūrėt, kas žmonėm, ausiai, širdžiai limpo. Agree visiškai. Tai va, šiaip manau, kad šitą kategoriją pop duo laimės tikrai Die With A Smile, Lady Gaga su Bruno Mars, manau, nes... Man irgi atrodo, kad nes čia buvo toks... Čia buvo toks bombastic side-eye. Jo, čia yra čia pagrindinės, nes paskui ten ir eina repas, bet ten žiūrėjau, kad... Nieko tokio labai, žinai, čia tokios pop jau kur buvo, ten country ir visi kiti, čia mes apie popsą labiau ir apie tos albumus ir Record of the Year. Dar mačiau, kad kažkur yra Grandės prie Best, galvoju, ar ne Dance, Pop Dance, gal Music, galvoju. Okay. Šita Yes daina. Jo, prie Best Dance Pop Recording yra Make You Mine Madison Beer, One Dutch Charlie XCX, tada L'amour de ma vie, ta Extended Edit, Yes and Ariana Grande ir Got Me Started Troye Sivan. Tai toks. Čia va įdomu, kad šitoj kategorijai laimės iš tikrųjų. Gal gaus Grande pagaliau savo. Tai aš kažkaip bijau, kad gali ir Charlie, nu ne tai, kad bijau, nes aš vis tiek rūtinu už Billy overall, bet tai būtų labai faina, jeigu Grande gautų. Bet vis tiek būtų nefaina, jeigu 7 nominacijas Charlie gauna tokią hi ir tipo, visas susirenka jo. Kažkaip galėtų paskirti biškitam, šitam, vis pasidžiaugtume, kaip sakoma. Aišku, svarbiausias, kaip sako, ten yra tas Album of the Year ir, man atrodo, Record of the Year. Yra. Bet album tai jau ten max, čia, žinai, albumo visą tavo vertino, ne vieną dainą, visą albumą, tai oh my god. Tai va, tai toks biški nusivylimas dėl kitų atlikėjų, biški žiauriai sad, kad neįvertina, nes dažnai tai būna. Kažkokius random atlikėjus vertina ir neįvertina tų, kurie, nu, tikrai popina labai. Kaip pagalvoji, tiek daug yra ir... Ir vis tiek Beyoncé kiekvienais metais tai kažką išleis, žinosi, kad jinai bus nominuota kaip ir Taylor Swift. Yra 2 pagrindiniai atlikėjai, kur žinai, kad visada bus nominuoti. Sakai, ką nori, bet tipo visada. On top. Ir jo, on top ir vis atkapojas. Jau nors kažko ir nuo šviežiai iš tikrųjų. Tai vat labai įdomu, labai laukiu. Žinai, ko ir aš jaučiu laukiu? būsiu nusivylus. Nu. Wicked. I know. Filmo. Mačiau jau, kad premjera vyko Australijoje. Aš ir mačiau, kad nežinau kur, bet Australijoje mačiau, kad vyko, ten žiūrėjo visi ten. Ai, mačiau, kad verkė žmonės, tai oh my god. Jo, vis tam dar. Aš ten mačiau atsilipimų, kad po geriau negu Broadway'aus tas musiclas, žinai, po net filme daugiau ten gali, nu, žinai, čia gali jo, būti, kad perdeda. Nežino, tai čia iš musiclo Broadway'aus, ne, paimtas ir padarytas filmas su Ariana Grande ir Cynthia. Cynthia, jo, Neatsimenu pavardės. Cynthia. Sorry. Netyčia. Jo. Tai jo, tai visi labai ten šnekėjo, kad ale filmas, nu, nes perteikia vaizdiškai, ten žodžiu, jos dainuoja tame filme realiai. Jo, šitą žinau faktą, kad realiai dainuoja, kad jos norėjo, kad tipo jaustus ten labai jau wow. Taip. Nuo širdžiai. Nu, ten labai daug mačiau, ten, Jezu. Kad Grandi ten labai daug reiškia, tai oh my god, kad jinai ten vaikystės norėjo. Tai tas labai faina. Ir kai pamačiau trukmę, nes Agnė iškart sakė, kad mes eisim, nieko nežinau. Faktas. Tai žodžiu, tai aš šiandien užėjau, užmačiau, kad jau ten gruodį išeis. Pas mus pagaliau, biškai reikia palauk, bet jo. Ir kad trukmė bus 2 valandos, 4 minutės. O tai įdomu, tokiem ilgiem nepadaro kokios pertraukos vidury? Ne. Ne. O, nu, tai kaip būna žiedų vadovai visokie ir panašiai. Tai buvo, kaip ir galėtų, tai greita. Nu, nežinau, ar čia aišku būtų. Jo, nes taip pat atsitraukia nuo filmo. Nu, nežinau, bet žodžiu. Ja. Man tai reiks neapsisisiot. Filmo metu, kaip pampersą ims jau tikrai. Ne, tai ką, laikysiu. Excited. O ką daryti? Nu, tai va, už mėnesio.
bus jau, tai labai labai faina. Bet šiaip, atrodo, Grammy nominacijas paskelbė dabar lapkritį, vasarį tik bus. Užtruks. Daug kokai. Nors, aš galvoju, pas mus Lietuvoje irgi mama būna sausio gale, tai jau turėtų irgi nominacijas, bet kažkaip dar nieko nėra. Rimtai, dar mama egzistuoja. Aš nežinau, kažkaip išplaukus nieko neatsimenu, atrodo, dabar kažkaip sukonstravo savo gyvenimą. Žinai, eina šitas visada, ten mama, tada ateina Grammys. Ir tada jau kažkur link pavasarį, jeigu gerai prisimenu, tai eina šitas Met Gala. Aš ką tai galvoju apie Met Galą, jie norėjo, tokie big eventai, žinai. O Grammy tai turbūt vis tiek lieka didžiausiais, tai žinai, nes ten visokių būna tų muzikinių, žinai, MTV ir panašiai, ten visokių būna, bet kažkaip Grammy vis tiek lieka tie pagrindiniai, žinai. Na, aišku, nusivylimas vis tiek su tais Grammy sakau, nes tikrai būna, kartais atrodo nejasnai ten kažkaip papirkta, bet aš galvoju, kad Grandės nėra taip top, dėl to, nes jinai turėjo beefą, man atrodo, jeigu aš gerai ir neklystu, prieš kažkiek metų ten kažkoks beefas buvo su tais produceriais. Kažkas buvo. Kažką atsimenu, kad su Grammys buvo ir aš manau, kad nuo to laiko tiesiog ir pati Grandė dar buvo atėjus, bet jau ten kažkaip, jau jinai nelabai ir pasirodymų kažkokių, nieko visiškai. Ir Positions albumą žiūrėjau, kad buvo irgi neįvertintas visiškai, tipo, irgi Grammy. Kažką mačiau ir žmonės dabar labai kalba apie tai. Jo. Nu, visiems šokas, nes čia tikrai big dealas buvo, tikrai didelis albumas. Nu, ir Dua Lipa, bet Dua Lipa, sakyčiau, nes panašus į tą albumą buvo, bet bent jau kažkur galėjo prie, nežinau, dainos pridėti, nes Houdini tikrai ten, aišku, viskas sakė, užėjau, kad sugadino marketingas, tiesiog kadangi kas ten 3 mėnesius vos nedainas paleisdavo ir paskui, kai jau paleido albumą, ten jau topinės tas dainas buvo išleidus, bet jau toks ilgas tas procesas buvo, kad žmonėm jau atsibodo ir kai išleido albumą, tiesiog nebuvo perklausų, nes tiesiog jau buvo, tai žinai, mes jau paklausim tų 3 dainų. Mes kalbėjome apie šitą dalyką. Tada. Tai va, su ta muzika tiek, nežinau, su Grammys, ne? Realiai, jo. Tai va, einam pertraukėlę trumpą. Einam. Čiau. Gerai, grįžtam iš pertraukėlės ir einam šiandien su temelė tokia, tai pasaulio keisčiausi įstatymai. Nusprendžiu biški pasidomėti, biški susirasti keisčiausių tų įstatymų. Ir įdomu būtų labai tiesiog sužinoti, kaip kitos šalis gyvena ir kokie ten pas jos tie įstatymukai yra įdomus. Tai labai keistų radau, žinokit, esu šokiruota. Ir šiaip tokie kartais nesuvokiami man tie sprendimai ir įstatymai, arba tokie bereikšmiai visiškai, tai vat galima bus pasijuokti ir apmastyti, kame čia replės. Tai galim važiuoti iškart, nes biški yra čia jų. Okay. Tai turim pirmą, Singapūras. Draudžiama parduoti ir naudoti kramtomą gumą. Jo, yra įstatymas, Singapūrė labai griežta šiaip šalis. Gal čia dėl taršos, kad nemėtytų? Galimai. Čia yra, taip, susiradu informacijos. Įstatymas Singapūrė kramtoma guma buvo uždrausta nuo 1992 metų. Išimtis taikoma tik tam tikram medicininiam gumos naudojimui, pavyzdžiui, jį naudojimo terapijai arba dantų priežiūrai. Keistumas. Šis įstatymas buvo priimtas siekiant kovoti su gumos likučių problema, kurie buvo paliekami viešose vietose, ypač viešajame transporte. Tai galbūt vienas iš griežčiausių pasaulyje reglamentų susijusių su kasdieniais įpročiais. Tai va, tai Singapūrai su to pakardytų gumo galėtum net džeilą sėti. Dabar sme rimtai. Ten šiaip labai griežta šalis. Bet tai kaip žiauru, jeigu nepasidomi ir va, prisidirbi kažką nežinodamas, kai nepasidomi. Kultūrą ir šalim. Jo, turi labai apsidomėti. Aš tikrai daug girdėjus, kad tikrai labai ten tokių kvailų yra daug ir ten labai jau atsargiai vos ne. Turi, žodžiu, laikytis tų taisyklių šalies. Kaip yra, aš nežinau, kuriuose šalyse neatsimenu, kur tipo arbatpinigių palikti yra nemandagu, žinai, irgi paliktum, po to įsižydžia žmonės. Tai aš, man atrodo, žinau, kad Amerikoje yra tas toks, kur tipo nepaliks arbatpinigių, excuse me, ir jie ten dar daug nori, žinai, ten 2%. Tai jo, labai įdomus dalykas. Jo, galima žiūrėti toliau. Vokietija. Draudžiama skalbti drabužius sekmadieniais. Ta prasme. Įstatymas. Vokietijoje daugelėje miestų galioja įstatymas, draudžiantis atlikti triukšmingus darbus, įskaitant skalbimą sekmadieniais ir švenčių dienomis. Taip siekiama išlaikyti ramybę ir tvarką, nes sekmadieniais laikomas poilsio ir šeimos diena. Taip, čia išsuko. Dėl garso. Jo, keistumas. Nors tai nereiškia, kad skalbimas yra visiškai uždraustas, daugelis žmonių laikosi šios tradicijos ir vengia naudoti skalbyklės per šį laiką, kad nepažeistų vietos įstatymų.
Nu, tipo, nėra tiek griežtai, bet, tipo, jie turbūt taip įpratę gyventi. Čia įdomus toks. Nu, jo. Pas mus šiaip Lietuvoje, vakarais stengiamės jau ten per tylos tas valandas tiesiog nedaryti kažkokių, bet kad sekmadieniais, tipo, visiškai nieko, tai... O tai jeigu tu dirbi darbo dienom ir tavo savaitgaliais, tu turi savo buteką susitvarkyti, tipo... Šeštadienį jau ten spaudi gazą proplovimų, ten 3-4 plovimus, pastarai jau nebeturi kur būdžiauti vienodai, vis svarbu, ne sekmadienį. Toks įdomesnis visai. Gerai, turim sekantį Australiją, paukščių laikymas be licenzijos. Įstatymas Australijoje yra labai griežti įstatymai reglamentuojantis paukščių laikymą. Tiems, kurie nori laikyti egzotiškus paukščius, reikia specialių leidimų. Tai taikoma net ir tokiems paukščiams, kaip papūgos ir kiti laukiniai paukščiai. Keistumas, šis įstatymas atspindi Australijos pastangas apsaugoti savo unikalią ir jautrę ekosistemą, tačiau kai kurie žmonės gali laikyti tai per daug griežtų ir ribojančių dalykų. Tai čia kaip augintinius, tipo? Jo, turi licenciją turėti, kad turėtum papūgą, pavyzdžiui. Tai toks. Ok. Nu, nežinau. No comments, tiesiog ne? Įdomesnis Toks įdomesnis, ne? Toks, man atrodo, ir krokodilus be licencijos negali laikyti, kaip sakoma. Ten pas jos Kam krokodilų laikyti? Nežinau, bet yra kas augina, su mačius tik tokia, man atrodo, kas ten, žinai, su tais krokodilus ten draugeliai. Tarantulus, ten, žinai, kaip naminius gyvūnėlius laiko, ar ten driežus. Tai ir tigrus visokius ten buvo, ten apsikabinę, aš ten esu tokių tik tokių keistų mačius, ten, draugeliai, katytė, miau. Arba gyvatės dar laiko. Nu jo, yra daug tokių ir pas mus Lietuvoje yra kas laiko. Yra kas laiko varles, rupūžės. Ne, gal. Tu jėkinga, nežinau, kai jis garsas skleidžia. Gal ne. Žinau tik, kad rupūžės yra gerai vaistam, jos kažkaip gydo, jų ten kažkoks tas, nežinau iš ko ten paima, bet ar skystis kažkas ar kas, kad, žodžiu, rupūžės galima panaudoti medicininiam tikslam. Okay. Ir jos ten, jo, kažko ten tai, bet tiksliai nežinau, ką tai. Paukščiais, galiu aprūvinti. Labai įdomi. Bet būtent paukščiams. Jeigu aš šinšilą noriu. Tai šinšilą turbūt gali. Gerai. Čia paukščių kategorija, kaip sakoma. Važiuojam toliau, tai Kanada draudžiama turėti šunį, kuris nesiklauso Kanadoje, ypač Ontarijo provincijoje. Galioja įstatymai, kurie reikalauja, kad šunys būtų apmokyti ir elgtųsi gerai. Jei šuo nuolat pažeidžia viešąją tvarką, tai gali sukelti baudas ar netgi gyvūno konfiskavimą. Keistumas, šis įstatymas buvo priimtas siekiant apsaugoti žmones ir užtikrinti, kad šunys būtų gerai elgia. Jo, supratus. Man čia visai, faina būtų, jeigu visi turėtų šunis, kurie klauso? Jo, kurie įdėtų pastangų ir kad, nes... Jeigu nori šuns, tai kad jo. Šiek tiek nervina. Bėga palaidas, loja, ten bijai tau, užpuls tave, dar kažką, žinai. Jo. Tai toks. Tai va toks statymėlis, kaip sakoma. Sunku sužiūrėti būtų vis, nežinau, tai jo. Tai tikriausiai skundžia vieni kits. Tai žinai, taip paloja, tai paskundžia ir tada gauna baudą arba konfiskuoja. Really sad. Važiuojam toliau, tai Birma draudžiama bučiuotis viešai. Įstatymas, Birmos įstatymai arba Mianmaras, kaip dabar vadinama šalis, kai kuriuose vietose draudžia viešą bučinį, kadangi tai laikoma nepadaru ir nesuderinama su šalyje vyraujančiomis tradicijomis. Kas man šiandien yra, kažkaip neartikuliuoju šiandien, sorry, nepykit, su skaitimu irgi prastai. Keistumas. Tai nereiškia, kad visi įstatymai draudžia bučiuotis, tačiau viešas bučinys gali sukelti neigiamą visuomenės reakciją, ypač religiniuose ir tradiciniuose kontekstuose. Bet esu girdėjus, kad jo biškitoj, galvoju, ar ne Azijos pusė irgi yra tas, kad labai reikia. Labiau jie tokie santūrus yra, tai va, tai toks. Nu va. Toks gal biški, bet nežinau. Man tai tipo tokia, nežinau, aš irgi šiaip nemėgėju, kai viešai ten kažkaip ten, jeigu jau ten labai, jeigu ten santūriai, tai santūriai, bet jeigu jau ten autobuse važiuoja ir kažkas ten galiu, tai ten jau nelabai vaivos, nelabai, nežinau kaip jum, bet va toks, nežinau, kam reikia, atrodo, žinai. Kitos pusės biški suvaržo, bet... Jo. Nėra tragedija šitas, man toks. Jo, man irgi. Pem. Diskutuotinas. Taip. Gerai, sekantis. Pietų Korėja iš esmės draudžiama kalbėti apie korėjiečių istoriją ir politiką. Įstatymas Pietų Korėjoje galioja griežti įstatymai reglamentuojantis laisvę kalbėti apie politiką ir istoriją, ypač susijusią su Šiaurės Korėja. Bet koks teigimas, kuris gali būti laikomas valstybinės paslaptis ar priekabiavimų prie vyriausybės,
gali būti baudžiamas. Nu, žodžiu, supratot, keistumas šis įstatymas kyla iš ilgalaiko konflikto su Šiaurės Korėja ir saugumo iššūkių, tačiau jis gali atrodyti griežtas, kai kalbama apie piliečių teisę į laisvą žodį. Tai toks įdomu, jie ten ilgai kariauja, vieni su kitais pykstasi, ten Šiaurės Korėja iš vis jaučiu žodžių negaliu užsiminti, o Pietų Korėja vat irgi nelabai gali apie Šiaurės Korėją ir visą tą politiką ir istoriją tą kalbėti. Ir teikti kažko. Nu, jo, žodžio laisvės kaip ir nėra, ne? Buvau girdėjus, tai, nu. Aš irgi buvau girdėjus, man atrodo, tai šitas toks vienas girdėtas iš visų jaučiu. Gerai, galima žiūrėti toliau. Į Italiją neleidžiama mirti Falciano del Masico mieste. Negalima mirti tame mieste, jeigu man širdis įstatymas. Falciano del Masico mieste yra įstatymas, pagal kurį draudžiama mirti mieste, nes kapinės yra pilnos. Norėdami išvengti išlaidų dėl naujų kapinių statybos, vietos valdžia priėmė šį simbolinį įstatymą. Keistumas. Tai daugiau simbolinis įstatymas, tačiau jis vis tiek yra galiojantis, nepaisant to, kad jis visiškai neįmanoma, kad jo visiškai neįmanoma įgyvendinti, žodžiu. Simbolinį įstatymą, kurio neįmanoma įgyvendinti. Jo. Who knows? Ta prasme, negali mirti tam mieste, nes, žodžiu, per daug šaibų kainuoja kitos kapinės padaryti. Tipo, prirašom, bet tipo... Tipo, taip, žinai. Žinai. Eik savo. Tu simboliškai. Bet tai jeigu tu jau miršti, tai kaip tu tą baudą gausi ar kažką, tai tikrai jau... Artimiesiam tavo perėt. Bet nesąmonė irgi nesąžininga, gal aš nepasirinkau, kad mano artimasis mirtų to mieste, tipo, kodėl aš dabar turiu atsakyti už tai. Nelogiška. Keistas, ne? Aš tai skaičiau ir... Sugalvoti ten daugiau vietos kapiniam padaryti, ar dalę ką gali ten galvoti. Ai, vat simboliškai padarykim, kad negali mirti. Jo, negali. Tu tiesiog negali mirti. Okay. Falciano. Jo. Crazy įstatymas. Taip, sekantis, Japonija draudžiama nešioti šviesius džinsus darbe. Vėl sukirčiuosiu, paskui sakys, va čia mes su savo akcentu, klaipėdėčku. Įstatymas. Kai kurios japonų įmonės reikalauja, kad jų darbuotojai dėvėtų tik tam tikros spalvos aprangą, todėl šviesus džinsai gali būti laikomi netinkamais dėl jų išvaizdos. Taip pat gali būti įstatymų grindžiama elgesio norma. Taip pat taip. Žodžiu, man su skaitimu šiandien sunkiai, tai tikiuosi, kad suprasti mane. Keistumas, nors tai nėra nacionalinis įstatymas, kai kurios įmonės turi šį aprangos kodą, tai gali pasirodyti keista tiems, kas įpratę prie labiau atsipalaidavusių darbo aprangos taisyklių. Na, kaip mokyklai būna uniformos, tai darbę turėt kaip uniformą. Na, aišku, yra kas dirba su uniformom. Jo, yra. Tai labiau specifiniai darbai. Įdomiai. Būtent šviesių kelnių. Nežinau, turėtų pasakyti gerą argumentą, kodėl man įdomu. Man irgi įdomu. Kuom tai įtakoja tavo darbą? Netinkami motai. Jo, darbo tai neįtakoja, visiškai tai pasikeičia. Ar tiesiog tipo įmonės? Aš šiaip esu girdėjus, kad Japonijai tam pagal svorį dar žiūri, tave priimti ant darbą, nepriimti ant jie laikos griežtai. Nežinau, ar čia bet esu tokių girdėjus dalykų, žinai, kad labai Japonijai griežtai. Jeigu tu tam per storas gali net nepriimti jo tavęs darbą. Na, ten labai nori, kad visi atrodytų sveiki, ten... Įvaizdį, žodžiu, įvaizdį gerą, jo. Bet ne visur yra, tiksliau, niekur nėra vis tiek tobulai, tai, žodžiu, nes tobulumo nėra. Australija draudžiama turėti daugiau nei 20 šaldytuvų vienam asmeniui. Įstatymas. Australija yra įstatymas, kuris draudžia turėti daugiau nei 20 šaldytuvų, nes tai gali sukelti problemų dėl energijos tiekimo ir laikymo. Keistumas, tai gali atrodyti labai keista ir net juokinga, tačiau tai yra reglamentas susijęs su energijos vartojimo optimizavimu ir aplinkosaugos iniciatyvomis. Australai įdomiai kažkaip. Aš nežinau, ar čia savo ekologijom ir... Taip šaldytuvus pirko, kad visgi reikėjo įstatymą tokį paleisti, žinai. Nes taip aš tai tikrai nepirkčiau 20 šaldytuvų. Kur tu dėsi tos 20 šaldytuvų? Čia nebent tu parduotuvę turi ir ten, žinai. Čia toks neturėjo ką veikti, tai grinai sako, priemam šitą įstatymą daugiau negu 20 šaldytuvų negali. 19 galima, bet 20 ne. Nu jo, įdomi. Labai toks įdomus. Specifinis. Labai specifinis. Žinai, tegu išleidžia 30 šaukštų, tą gali turėti, kad gamybos nebūtų perteklinės. Taip žiauru, kai yra ribojimas. Tai kiek nori žmogus, tiek perka, gaila. Nebent jau ten be protis, nebe. Nebe. Bet šiaip daug tokių nėra, kas pirks 20 šaldytuvų. Būtent. Tai tipo, kam tada tas įstatymas toks? Žiauriai weird. Man vis tiek turbūt topas bus ta simbolinė mirtis. Simbolinis įstatymas, kad mirti. Simbolinė mirtis. Negali. Okay. Jo. Čia keiščiausias gal. Gerai, 10. Tailandas draudžiama numesti ar sugadinti banknotą.
Įstatymas Tailande yra griežtas įstatymas, draudžiantis numesti, sugadinti ar sutrypti šalies banknotus, nes ant jų pavaizduotas karalius. Už tokį elgesį gali būti skiriama bauda arba kalėjimo bausmė. Keistumas tai rodo, kaip gilūs kultūriniai ir politiniai ryšiai tarp monarchijos ir valstybės teisės sistemos gali paveikti net kasdienius įstatymus. Žodžiu. Netyčia pameti pinigėlį. Oh, jail. Nu, bye. Eik so. Jo. Gal tie griežtai nėra, bet nežinau, perdeda, ne? Man jo. Man tai irgi. Dėl to, kad tavo atvaizdas ten, žinai, to įtakingo žmogaus ant pinigėlio, papirėlio. Pats nusprendė ten būti kame problemos. Tai jau įtaikos. Pats kaltas. Pats kaltas. O ne čia tipo dabar į kalėjimą. Excuse me? Nu bet va, kai kur yra taip, kad labai jau jie. Drastiškai. Čia jau biškai Šiaurės Korėja primenu. Realiai. Nu, ten Azijai taip jo, biškai griežčiau būna. Sekantis, Japonija. Draudžiama turėti ilgus nagus be leidimo. Japonija galioja įstatymas, pagal kurį asmenys norintys turėti ilgus nagus turi gauti specialų leidimą iš valdžios institucijų. Iš valdžios. Tai buvo priimta kaip priemonė kovoti su nusikalstamumu, nes ilgus nagus galima naudoti kaip ginklą arba kaip priemonę pažeisti viešąją tvarką. Keistumas tai tikrai keistas įstatymas, kuris dažniausiai taikomas, kad būtų išvengta apsukrių ir nesažiningų veiksmų, tačiau jis nėra plačiai taikomas. Jo. Nu, bet vis tiek wild, kirpnagus. Nu, tai ta prasme, nežinau. Šiaip keisti įstatymai, tipo, kam taip apsikraut, neapsikraukit. Nu jo, gali su nagu gerai akį išdurti, nu, bet tai ką, žinau, dabar čia tavo visus žmonės kontroliuoti. Žinai, eina žmogus pagal gatvę, žinai, pamato ten koks policininkas, kad su ilgiesiais nagais, ateik čia, su žirkliam. Bet šiaip juokingas faktas yra tas, ant kiek pasaulis, ne, skiriasi iš tikro, nes Azijai tokioj net nagų ilgų neturi, ten negali turėti, o Amerikai čil savo ginklus gali perkalioti. Oi, ten taip. Nu, tai tipo toks... Ant kiek skiriasi, nu. Ant kiek skiriasi viskas. Ir Australija savo šaldytuvais. Jo, žinai. Aš ten šiaip yra dar daugiau keistų, bet aš atrinkau šiek tiek, kad taip įsivažiuoti ir pažvengti. Japonija neleidžiama šokti po vidurnakčio. Japonija kai kuriuose klubuose ir vietose draudžiama šokti po vidurnakčio dėl 1948 metų įstatymo, kuris buvo priimtas siekiant kovoti su prostitucija. Nors šis įstatymas buvo griežtas, pastaruoju metu vyksta pastangos švelninti šį apribojimą. Keistumas Japonija žinoma dėl savo gyvybingo naktinio gyvenimo scenos, todėl šis įstatymas atrodo netikėtas ir nesuderinamas su šiuolaikinėmis gyvenimo normomis. Nu, šiaip labai keista, ne, šok po vidurnakčio negaliu. Sueina 12, bye! Tai va, klube šoki, 12, sueina, viskas, baigiam, išeina, tiesiog išeina. Bet toks, vėlgi, ribojimas laisvės, nežinau, toks tipo, nori šoki, nori nešoki, kam čia problemų. Šoki negalima. Nu, įdomu, ar įvedus įstatymas kontroliavo tą prostituciją? Nu, va čia jau nepasidomėjau, nežinau. Išrinkau tik įstatymus, keistus. Įdomiai. Labai. Gerai, šitą pilnai paskaitysiu, nes bus, gerai, Saudo Arabija neleidžiama moterims vairuoti. Iki nesenai Saudo Arabija buvo vienintelė šalis pasaulyje, kurioje moterims buvo draudžiama vairuoti, nors 2018 metais šis įstatymas buvo panaikintas, jis buvo galiojantis ilgą laiką. Šis įstatymas buvo viena iš labiausiai kritikuojamų teisinių normų susijusių su moterų teisėmis šalyje. Tai va, pasirodos negalima buvo Saudo Arabija ir nuo 2018 priėmė, kad gali. 2018. Excuse me? Kartais bičiai blogiau vairuoja. Keista pagalvoti, kad iki šiol dar, žinai, yra tie dalykai vis tiek, kur moteris neturi visų teisų. Yra labai, o dabar kaip pagirdėjau tą naują įstatymą, kur išleido Afganistane, kad uždraudė viešai kalbėti moteriams. Kažkam temam ar aplamai kalbėti? Tiesiog kalbėti. Jo, tai dabar irgi vyksta vėl plačiai, vėl visi šneka, bet žinai, visas pasaulis žiūri, niekas negali nieko padaryti, nes ten tas Talibanas tiek valdžia. Tai žiaurius įstatymus pridėjo visiškai visas teisės uždaryti, ten yra, man tai žiauriai sėt, nes Afganistano moterim tai ten, visos pilnai užsidengusios, tarsi jos negali studijuoti, mokytis nieko, jos negali, žodžiu, į kitus vyrus žiūrėti, jos dabar negali vaikščioti po parkus, draudžiama, žodžiu, dabar kalbėti nebegali, uždraudė viešai, tik tais namie irgi ten balso kelti negali prieš vyrą, to negali daryti, negali ten žiaurus įstatymai, tokių žiaurių prileido ir čia tie kovoja, dar aš mačiau, čia dar buvo labai sukilę gal prieš metus ar seniau, bet dabar va vėl išėjo vėl, žodžiu, vėl visas pasaulis sukrėstas, nes, Tai biški grįžtam atgal.
Tai visgi grįžtam prie to, kad vyrai yra, excuse me, are you okay? Nu. Jo, tokie liūdnesni dalykai. Nu, čia tokios žiaurės temos čia. Gaila, man tiesiog žiauriai gaila. Man tai irgi žiauriai gaila. Vis dar taip yra ir pasaulis atgal eina. Tai žiauriai yra. Tai, žinai, iki dabar ten Afrikoje irgi ten su... Oi, ten net nenoriu lysti tas tenas, bet tiesiog ten irgi žiaurus dalykai, žinai, vyksta. Ir šiaip pardavinėja tas mergaitės. Nu, žodžiu, čia yra žiaurų. Pasaulis yra žiaurus. Ko tik nevyksta iš tikrųjų pasaulio, ant kiek... Jo, esam. Kaip čia lietuviškai dabar būtų? Aš jau mačiau to. Jau sakė, tada sugavo ir norėjo to žodį. Jo. Pritariu. Jo. Tai va, nežinau. Žiūrėsim, kur čia tas pasaulis nuves. Bet tikrai labai gaila ir lievai, kad niekas nieko negali dėl to padaryti. Pasidžiaugime, kad Lietuvoje mes turime teisės. Nu jo. Kaip moteris savo teisės. Ne visas, Lygias. bet Tai buvo palyginus. Bet palyginus, tai... Jau toli nuėję esam. Jo. Gerai. Mes čia labai liūdnai nuvažiuojam į 13 Daniją privaloma turėti vardą. Danijoje tėvai privalo suteikti savo vaikui vardą iš patvirtinto vardų sąrašo. Jei vardas nėra šiame sąraše, tėvai turi kreiptis į valdžios institucijas ir gauti specialų leidimą. Šis įstatymas atrodo labai kontroliuojantis, nes daugelie šalių tėvai gali pasirinkti bet kokį vardą. Tai va. Įdomiai. Kad nesąmonė neprigalvotų kokių. Jo. Kad nebūtų XY. Elon Musk. Ne. Jo. Nežinau, čia Danija dar. Nu, labai įdomus toks iššūkis pasakyčiau. Pasirodo, privaloma iš sąrašo išsirinkti varduką. Irgi biškis sėdinės, tipo, o koks skirtumas jiem? A jiem kaso kažką, kad tu pavadinsi XY savo vaiką. Nu, jeigu tu nori, tai tu nori tavo vaikas. Ai, the audacity. Gerai, važiuojame toliau. Jungtinės Amerikos valstijos, Kalifornija būtent, neleidžiama valgyti apelsinų vonioje. Kaip jūs žinosit, kad aš valgau apelsiną vonioje? Kalifornijoje yra įstatymas, kuris draudžia valgyti apelsinus vonioje. Nors šio įstatymo kilmė nėra aiški, manoma, kad jis buvo priimtas prieš daugelį metų. Keistumas tai tikrai neįprastas įstatymas, kuris gali pasirodyti kaip miesto legenda, tačiau jis techniškai vis dar galioja. So, yeah. Wow. Tai jeigu kas busit Kalifornijoje netyčia, tai nevalgykite tik apelsinų vonioje, nes bus paskui apdrukta. Žinai, kaip būdavo tie konspiracijos teorijos visokios, kad ant blakių kamerų visur pridėta visokios viešbusės, tai va, o gal viską jie mato? No. You'll never know. Taip, kad jo, negali žinot, bet čia kvailiausias. Šis ant prikolo toks šitas įrašytas, Max, neturėjo ką veikti. Sako, dar trūksta vieno, nu įrašom. Ką, nu, apelsinus valgo, žinai. Nu, davai. Draudžia, ne. Amerikoje draudžia apelsinus vonioje valgyti, bet nedraudžia ginklų pirkti bet kam. Va čia ir viską pasako apie šalį. Galiu tik tiek pasakyti. Gerai, turim Švediją. Privaloma deklaruoti savo pajamas, net jei nesate įdarbintas. Švedijoje kiekvienas pilietis, nepriklausomai nuo to, ar jis dirba ar ne, privalo deklaruoti savo pajamas vyriausybei. Tai apima ir neformalių pajamų deklaravimą. Keistumas, idėja, kad net jei esate bedarbis, vis tiek turite deklaruoti savo nepajamas. Atrodo pernelyg biurokratiška. O tai jeigu aš einu randu 5 eurus ant žemės, aš turiu deklaruoti, kad aš radau pinigus, mano pajamos. Iš nieko, tiesiog. Oh my god. Radau. Ja, tai pasirodo viską ten. Žodžiu, jeigu nedirbi, vis tiek turi deklaruoti savo nepajamas. Nepajamas. Nu, tai visai žiauriai weird. Įplaukos. Įplaukos. Įplaukos, žinai, sąskaita. Čistai. Ai. Įdomus dalykas tikrai. Taip, Jungtinės Amerikos valstijos Florida neleidžiama dainuoti viešai dėvint maudymosi kostiumą. Kai kuriuose Floridos vietovėse draudžiama dainuoti viešai dėvite maudymosi kostiumą. Šio įstatymo kilmė nėra aiški, tačiau jis priklauso nuo daugelio kitų keistų įstatymų reglamentuojančių viešą elgesį. Keistumas, idėja, kad negalima dainuoti viešai dėvint maudymosi kostiumą, atrodo pernelyg specifinė ir juokinga. Visiškai, ta prasme. Are you joking? Keistai, tiesiog keistai. Kodėl, kom čia susiję, kad tipo, apsirengus maudymosi kostiumėlį negali dainuoti? Kažkaip net nesisukanalina jokios iš vis logikos, nėra visiškai nulis. Tai tokia kaip persigalvoja, okei. Įdomu, kaip sumąstė, kodėl kokios priežastys turėjo būti ir kad nuspręstų padaryti tokį įstatymą, man čia įdomiausia tas, tipo. Ir įdomu, ar aš dabar, jeigu važiuočiau iki tos vietos. Jo, ant kiek, jo. Ar Nu, žinai, čia tipo
vis tiek, jie dar galioja, bet tipo, gali būti jo, kad neatsižvelgia. Teoriškai galioja, praktiškai jo, ne. Jo, gali būt. Nors, mes nežinom, gal ir yra. Kai kurie tai turbūt yra vis tiek dar. Nors čia kiek skaičiau, tipo kaip ir yra, bet galbūt ne taip griežtai žiūrima juos. Žinot, kaip būna. Koks nors statymas pažeidė, bet... Kaip su apelsinais, tipo, gal jau ten labai nepyktų. Grinai. Vieną kitą suvalgytų panai. Tai irgi jokios logikos vėlgi. Taip, turime Jungtiniai Arabų Emiratai. Neleidžiama keiktis ar įžeidinėti žmonių viešai. Draudžia keiktis ar įžeidinėti kitus viešai, tiek žodžiu, tiek gestais. Šis įstatymas galioja ir internete, o pažeidėjai gali būti nubausti bauda ar net įkalinti. Keistumas, nors įstatymas siekia užtikrinti viešą padarumą, jis kelia klausimų dėl laisvės reikšti savo nuomonę ir kalbos apribojimų. Nu, jo, Jungtinėse Arabų Emiratuose irgi daug taisyklių, griežtų labai. Tai ten irgi, man atrodo, tas pats ir saugumo galioja ir su visais tais. Bet ten irgi labai daug. Ir ten labai lengvai deportuoti gali, žinai, tave iš šalies, nes jie ten susirenka, tu atvažiuoji ten pas jos nusifotkinį, piršto antspaudus viską susirenka, perki kortelę su pasu, nu, žinai, labai daug, jie labai tą saugumą išplėtė ir jeigu tu pasiskustum, kad koks nors ten, nežinau, kad nenuskambėčiau rusiškai kaip nors, žodžiu, bet koks ten, ta prasme, iš kitos šalies, žinai, ten, tarkim, kad ir vyras priekabiautų, tai tu iškart gali, žinai, paskui jie iškart ir ate, nes nežiūrėjau, ten įzai iš tos pusės. Tai ten visai gali jausti saugiai, manau, iš tikrųjų tikrai. Nes, vien niekur nesu kitur tokios patikros pajus, kai nusileidi ir tau dar ten nuskanuoja, tave nufotkina, piršto antspaudus viską ir tipo toks, ką? Na, kaip moteriai, jeigu vienai keliauja. Jo, ten ir atskiri taksai yra, man atrodo, kur tik moterims, paskui kažkaip tik vyrams, ten, yra specializuoti tie taksi, būtent tu išsikvieti. Tai va, tas gal visai fainai, nors ne tik, man atrodo, ten yra, bet jo. Dėl tų žodžių, dėl keiksmažodžių, nežinau. Aš eičiau nuomonės būtų. Ant kiek čia. Jo. Tai 18 Portugalija neleidžiama šlapintis į jūrą. Kai kuriuose Portugalijos vietovėse galioja įstatymas draudžiantis šlapintis jūrą. Įstatymo tikslas - išlaikyti jūros švarą ir grynumą. Sunku patikėti, kad toks natūralus veiksmas gali būti reglamentuojamas, ypač kai daugelis žmonių tai daro nesusimastydami. Čia keistumas. Čia jo keistas. Jo. Taip, vėl man klausimas, kaip tu patikrinsi. Bet iš kitos pusės dabar, kai pagalvoju, žinai, yra tokių labai patiklių žmonių, ir kurie labai bijo, ir gali net pagalvoti, kad gal kažkaip jie sužinos. Arba, pavyzdžiui, vaikus labai lengvai tikinti, bet čia šiaip, tai, tipo, gal kokia mini dalelė žmonių ir sustabdo nuo to darbo, žinai, gal jie pabijo. Bet šiaip, Šiaip, jo, labai įdomus toks. Bet aš girdėjau dabar, irgi, kai Maliorkai buvom, kad ir ten, tipo, žodžiu, ne tik Portugalijai, tai aš tokia, Labai įdomiai. Žodžiu, šlapintis draudžia, bet šitų persirengimo kabinų tai neįrengė. LOL, paplūdimiuose. Įdomus faktai. Viešai. Jo. Jo, ten jie atsipūtė ties to klausimu, šiaip, vaiduvai, buvau pasakojus, man atrodo. Važiuojam toliau, 19 yra Indija, neleidžiama nevedusiems žmonėms būti viešbučių kambariuose. Kai kuriuose Indijos vietose yra įstatymas draudžiantis nevedusioms poroms dalintis viešbučio kambariu. Šis įstatymas dažnai taikomas pagal viešą dorovę ir viešbučiai, leidžiantis nesusituokusiom porom nakvoti kartu, gali susidurti su teisinėmis pasiekmėmis. Tai galiu pasakyti tik tiek, kad ne tik Indijoje taip yra, bet realiai Azijoje, žinau, kad ir Bali yra, ir, žodžiu, yra tokių vietų, kur nesusituokusios poros negali, žodžiu, bukintis kartu. Pas juos ten labai griežti tie, vat, yra, ir jeigu tu jau ne tavo vyras, tai viskas negali su kitos lyties atstovu vienam kambarį būti. Kol aš išvirškinu. Jesus, mes vapšiai nevirškinam šiandien. Tie kultūriniai dalykai tokie. Jo. Tai keistumas tame, kad šis įstatymas kelia problemų turistams ir jaunoms poroms klausimus apie privatumą ir santykių laisvę. Mes čia tokia už laisvę. Turistam sunkiau. Turistam žiauriai. Jie gal vis tiek žino, su to užaugia, jie supranta, kame kas. Jo, ir gal jiem normalu, žinai. Bet kaip turistui, gal biškai keistoka būtų. Jo. Tai žiūrėkite, mes negalime čia vieni mėgauti šitam kambarį kartu. Jo, ir taip ir būna. Jis tokius neįleistų realiai. Tai kodėl reikia pasidomėti. Jo, reikia šiaip apie šalį pasidomėti būtinai prieš keliaujant, nes
Ir šiaip, kad apsisaugot, manau, va, tokių, nes tokios šalis kaip Singapūrė ar ten Jungtinės Arabų Emiratai labai tikrai griežta, tai tikrai reiktų pasidomėti prieš važiuojant. Kitur jau ten taip, bet šiaip apie šalį overall apsiskaityti, tai faktas, kaip kas, būtinai reikia apsidomėti, pasiskaityti kitų žmonių realiai patarimus. Taip, Venecija, Italija. Nelegalu maitinti balandžius. Įstatymas buvo priimtas siekiant apsaugoti miesto istorinius pastatus nuo balandžių išmatų, kurios pažeidžia marmurą ir kitus medžiagų paviršius. Be to jis mažina balandžių populiaciją ir padeda išlaikyti švarą. Pažeidėjams gresia baudos iki 500 eurų. Įstatymas priimtas nuo 2008 metų. Tai žodžiu, negalima balandžių šerti. Aš galvau, negalima šerti dėl jų gerovės, tipo, kad nešertum nesąmonių balandžių. Jo, kad nešertum. Jo, čia toks tiesiog nepridarytų ten, žodžiu, neterštų kažkokių. Nepalik savo išmatų ant tų marmuro visokių pastatų. Ir tada kažką dar ten paminėjai, gale, kažkas sėkingo man tam buvo. Ai, kad populiaciją mažinti jų. Tipo, eik savo, nemaitinkit, kad būtų mažiau. Nešiktų žodžių ir kad ir mažiau jų būtų žodžių. Kovoja su balandžiais Venecija, kaip sakoma. Šitas sėkingas. Na ir 21 paskutinį, kurį išrinkau, turime Šveicarijoje. Tai Šveicarijoje neleidžiama nuleisti tualeto naktį. Kai kuriuose Šveicarijos vietovėse draudžiama nuleisti tualetą vėlai naktį, ypač po 22 valandos, tai po 10, kad nebūtų trikdoma kaimynų ramybė. Keistumas įstatymas skirtas triukšmo mažinimui nakties metu, nes tualeto nuleidimas gali sukelti garsų triukšmą, kuris gali trikdyti žmonės, kurie miega. Tai atspindi šveicarišką požiūrį ir į ramybę ir privatumą. Ir dar vieną girdėjau su Šveicarija, kad iš šulinio vandens irgi negali įsemti naktį. Nes irgi vėlgi trikdys kaimynus ir žodžiu. Bet blemba su tualetu jau. Su tualetu tai taip jau čia jeigu mane prispaus, tai man dabar nenuleis ir ten, žinai. Taip, plūduriuos ten, žinai, iki ryto, kol galėsi, tipo, nuleisti. Įdomu šitas irgi. Wow. Jo, tai tokie įdomus, keisti visiškai įstatymai. Nėra ten, negaliu aš jums įrodyti, kad jie kad jie tikrai yra visi 100%, ta prasme, ir dėl jų jūs nubaustų. Bet, žodžiu, ką radau internete, ką pasiskaičiau, tai kaip ir jie yra kaip įstatymai, bet gal juos nėra taip atsižvelgiama griežtai ir galbūt nieks nebaudžia už juos, kai kurios. Bet kai kurios baudžia. Kad tai egzistuoja. Jo, juokinga, kad tiesiog egzistuoja tie apelsinai įvonioj, tai tikrai. Man šaldytuvai įstrigo. Šaldytuvai irgi. Ir ta mirtis. Simbolinis įstatymas. Jo, simbolinis. Beautiful. What a day. Jei galėtum įstatymą. Jei galėčiau įstatymą padaryti, kokį padaryčiau? Bet gal juokingesnė, ne iš rimtų jau dalykų. Juokingesnė. Neleičiau, bet čia nežinau, ar būtų juokingas, bet sugalvojau vieną, kad neleičiau bičiams pjaudytis gatvėse. Nežiauriai nervuoju. Gerai. Nežinau. Tau tinka? Nu taip, dėl švaros, dėl taršos negalima, etiketas plus negražu. Taip, mes už. Taip. Galim šitą išleisti. Draušiau šiukšlės išmest laukia. Bauda 5000. Nei šiukšlė neišmetų šiukšlę, o tiesiog vidurį lauko. Šiukšlė neišmetų šiukšlę? Nei šiukšlinė išmetų šiukšlę. Anyways, daug čia galėčiau prigalvoti įstatymų, girl, ką tu? Jau tokį šaus kokį, nes jau bus apgalvojus per tą laiką. Ne, aš kaip tik neapgalvoju, man dabar įtampa, nes aš sugalvoti. Aš uždrausčiau small talk, manau. Ok. Jekauju. Arba ne, šiaip, nežinau. Nežinau, nesugalvoju nieko dabar, man atrodo. Nors juokingiausia pati paklausiau. Vieną pasakyčiau, bet nenoriu priešų daug. Ne, nesakysiu daug priešų bus paskui tai. Paskui pasakysiu po podcast'o. Nepamirš. Gerai. Nepamirš, tikrai čia nepamirštamas dalykas. Iškart sakai, aš žinau taip tiesiog. Jo. Nežinau, čia tokia. Aš žinai, kokį įsteičiau, kad indaplovės visiems nemokamai dalintų valstybė. Čia tiesiog, kadangi plaunus. Aš tai tada būstus, kad dalintų. Ką tik sugalvojau. Ne, aš biškai perimtų, sėkings galvojau. Ne, su būstais ir tada jau už tai, kad tada ten nužodžiu, ten prasidės žaidės teisės. Čia už tokius, gerai, čia tokius šiaip random, juokingus, ne, mes čia žadėjom, bet jo, gaus kaip gaus. Juokingus, tai nežinau. Čia reiktų pagalvoti apie juokingus, nes čia dar turi būti biškė kukuką tokius sugalvoti. Kuku? Kuku namai visiškai. Jo, tai va tokie įstatymai. Tokia dienelė su mumis, vakarėlis. Visai greit praėjo laikas man. Žiauriai. Šak. Ir šak. Šak. O tu laistai tą kaktusą? Laistau, bet dabar, kadangi nebuvo manęs ilgai, tai reikia palaistyti. Toks biškai padžiuvęs atrodo.
Nu, taip išnegavo, 3 savaitės vandens. Esim paleisti. Norėjau prieš tai paleisti, galvoju, čia kaip apsipilsim visur šaugo jau. Jo, Mano tai vis dar auga, nežinau. Turbo, ultra auga, aš nesuprantu, kaip taip. Tasme, kaktusas buvo liliputinis ir va toks paliko, tasme, jau aš nežinau, čia jau gal reikia persudinti, patarkit. Išstypo. O, maga, kaip vėkingai, nu, oi, per vasarą kaip išstypai. Jo. Va. Tai va toks Ačiū, mūsų podcastas, lapkričio savaitės. Taip. Pirmos susitiksime už savaitės. Laukiam kalėdų, laukiam advento kalendorių. Da. Aš tai tikrai turėsiu, tu irgi turėsi. Čia kalbu, ne, čia, nu, tipo, ne apie advento kalendorių, kažkokį fancy šventį, ten makiažo ar kažko, o šokoladinį. Jo. Taip, gerai. Tikiuosi, kad nupirks man kažkas. Tikiuosi, man kažkas nupirks. Nu jo. Agree. Tai va. Nepamirškit pasuportinti. Mes laukiam jūsų komentarų. Dainam dėl jūsų komentarų. Laikų. Ir sportas vis dar reiškia daug. Ir nepamirškit pasubscribinti, užsidėti skambaliuką ir susitiksime kitą antradienį. Kaip visada. Kaip visada, čia buvo Agnė ir Dimantė. Ai, čin-čin darysiu. Aš jau paėjau. Ai, mes čia mūsų bus firminis, ne? Už lapkričio pradžią puikia. Čin-čin. Čin-čin. Aš norėjau sakyti už kalėdas. Oi, už ateinančias kalėdas. O Jėzau, da toli, palauk, dar iš mėnesiuks, aišku, jau čia toj prasidės. Tai va praeis. Tai jo, jau dabar visur čia apie kalėdas. Tai.